Labas rytas, tai po metų grįžtu į YouTube. Per metus buvo sunku vėl kažkaip šnekėti prieš kamerą, tai todėl ir grįžtu tik po metų. Noriu su jumis pasidalinti viskuo, ką naujo nuveikiau per praeitus mėnesius, parodyti iš tikrųjų tokį visai man ganėtinai didesnį žingsnį padarytą, tai dariau elektroninę parduotuvę ir tiesiog noriu su jumis pasidalinti visų procesų, parodyti kaip viską darau, kiek jau išėjo nufilmuoti, tiek nufilmavau iš šios kolekcijos, nes vasarą ką dariau, tai nefilmavau, tai vat ką filmavau čia atvykus į Kauną. Grįžtam į kūrybos pradžią. Taip, tai šiandieną susirašiau bandyti iš tikrųjų naują asortimentą, kurį turėsiu parduotuviai. Ir labai fainas modelis. Apsiklijavau, kad nenudažyti. Pradėsiu piešti su kitais dažais. Tai labai laukiu išbandyti, kaip man čia eisis. Kaip ir visus dizainus sugalvojau ir sukūriau, dabar tiesiog reikia perteikti tai, padaryti, nes vis tiek kuriant, žiūrint, tapant, kažkokios mini detalės keičiasi. Ir kiekvieną rūbą, rankinuką tapau pati. Velis yra vis tiek čiučiu, turi savo individualumo, tai kiekvienas rūbas yra individualus jums ir vienetinis. Ir mamytė atvažiavo į ofisą. Iš tikrųjų mes iš filmavimo mamytės pasiėmė mane, nuvažiavom į filmavimą ir dabar jau vėl grįžom į ofisą. Ir mes dirbam ir žiūrim negamerių. Va, laivas eina ir mes žiūrim. Žodžiu, mes čia linksmai. Linksmai čia. Atrodo, aš jau baigiu tą kolekciją, baigiu ir sugalvoju kažką dar vieną. Kažką dar kitą, dar pakeityti, kažką pridėti. O vakar buvo kažkoks tiesiog užėjus kūrybinė, kad jau pradėjau daryti dar kitą. Tai galvoju, reikia nusipiešti, pasidaryti eskizą, nes kartais idėjos ateina ir jos išeina, jeigu niekur eskizo nepasidarai. Tai taip gauna. Tai dabar pabaigsiu šitą piešti. Tai jau buvau nusprendus, kad šiandien aš pabaigsiu viską, bet prisigalvojau tai, kad aš padarysiu dar tą patį dizainą, tik ant džemperio, ant kitos maikės. Tai reikia nuspiešti vieną sluoksnį, po to ant to sluoksnio dar sluoksnį ir tada bus pabaigta. Bet dabar jau 9 vakaro ir neaišku, kada baigsim. Kažkaip visą šiandien dieną buvo tokia kažkokia pasimetus. Kažkaip į vakarą atsitaisė. Aš vis kiekvieną vakarą, viską šiandien jau kolekcija baigta, visi dizainai padaryti ir vis kiekvieną vakarą. Oi, dar reikia šitą padaryti. Oi, gal dar reikia šitą kopiją padaryti. Gal ant šito džemperio, gal ant šitos maikės. Ta pati paveikslėlė, gal. Oi, gal šitą dar. Kažkaip nesibaigia malinai vis dar. Bet jau šią savaitę tikiuosi pabaigti. Tai čia buvo, ką man reikia padaryti, kas turi atsirasti. Ir neužilgo jums parodysiu, kaip atrodo, kaip bus fotosesija, viską parodysiu, kaip atrodo kiekvienas modeliukas. Labai laukiu jau pamatyti konkrečiai ir pasakyti, kad visi dizainai baigti. Excited! Gerai, o man reikia grįžti piešti. Viską pabaigti. Šiandien pabaigsiu, manau, kortas piešti ant nugaros džemperio ir ant priekio maikutės. Ir šiaip parašykit, kaip jums labiau patinka. Nes man labai įdomu, nes labai įsiskiria nuomonės, ar ant priekio, ar ant nugaros paveikslėliai. Ar šiaip abudu mėgsta tiesiog pagal nuotaiką. Tiesiog labai įdomu sužinoti, nes man daug kas rašo, kad ant priekio mėgsta ir daug kas rašo, kad ant nugaros labiau. Ir čia tiesiog toks neišsprendžiamas reikalas. Daug geriau. Gera kokybė. Čia belio kokia gera kokybė, eina savo. Karočią, aš dabar noriu viską išpirkti iš tavęs. Man čia viskas patinka. Ir aš noriu šito džempo. Gal kažkaip susitarsim, Agnė, gal kažkaip man tą džempuką, aš ten kažką tai... Aš šiaip labai mėgstu pokerį. Atsuk. Čia man yra šakės. Jo, man irgi kortas Čia pamačiau iš pizda, kamerų. wow, aš tai Šiandien noriu. iki ryto pokerį žaidžiau. Nu, eik, tu koks geras. Dar va šitas yra. Šitą mamą irgi perku. Kiek tai nori? Čia irgi nenupirksi. Kolekcija. Žiūri gerai. Labai gražu, rekomenduoju ir iš tikrųjų sesė atiduoda visą save. Aš pats matau, kiek jinai dirba. Tai man tiesiog yra faina ir žinau, kiek jinai stengiasi. Tai tikrai matosi ir labai rekomenduoju, labai. Ir pats nešioju šitus rūbus. Šaunuolė. Tokie marškinukai, yra mini širdučių pripiešta. Ir vienas iš mano tokių dizainukų šį kartą. Ir dabar fotkinsim viską. Va toks džemperis. Čia yra visiškai su širdutėm. Nes buvo su bučinuku, tai galvoju padarysiu per vidurį ir širdutės, kad būtų 2 variantai, kas labiau kam patiks. Ir gavosi toks dizainukas. Man jis labai patinka. Labai fainas. Ir yra ant juodų džemperių, ant juodos maikės
ir ant baltos maikės. Man kažkaip labai pradėjo patikti džemperių su sijonais ir aukštais batais. Ir kai atidarom, išryškėja širdutė. Ir širdutė, ir širdutė. Žinot, kelintą valandą eisim valgyti pyragą, 11:30. Nu taip, nu, nes laukiu visą dieną. Agnė, nevažiuoju namo. Aš atsiprašau, aš piešiau. Valgysim pyragėlį ir tada eisiu editinti jau nuotraukas ir kelti. Ir už kelių dienų įkelti į elektroninį puslapį. Apipirkau Antaną naujam tokiai rubrikai, kurią darom pas Antaniuką TikTok'e ir Instagram'e. Tai galit nueit pažiūrėti. Ir šiandien kolekciją jau paleidau. Jei! Viskas, labai džiaugiuosi. Mama ten dar miškai man padeda su puslapiu. Biškai ten aš biškai kai ko nesuprantu. Ir viskas jau yra išleista. Oi, čia tik ilgai piešta. Ir net keista, kad jau paleista. O mes eisim vakarieniaut, nes aš žadėjau vakar dar visą naktį tipo spėti pasidaryti. Bet taip išėjo, kad aš bedarydama ir užmigau. Ir nusikėlė mano išleidimas, bet viskas yra gerai. Viskas ok. Tik viskas gerai. O išleidimo proga eisiu nusipirksiu gėlių savo ir šokoladą ir vis. O kodėlgi ne? Reikia pasidžiaugti kiekvienu savo kažkokiu dalyku, kurį padarai.